Sveiki, tai atviras kreipimasis į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo skyrių, taip pat į Klaipėdos miesto vaikų teisės apsaugos tarnybos skyrių ir į miesto vadovus. Aš dalį šios kreipimusios skaitysiu, kad papasakoti jums tai, ką man pasakojo, rašė kiti žmonės, klaipėdiečiai. Taigi, red laikas, 2005 metai, 16-metis Džefas nušovė savo senelis ir dar 7 žmonės savo mokykloje. Oksfordas, 2021, 15-metis Itanas suringė šaudimą, žuvo 4 mokiniai, 7 sužeisti. Senti, 2001, 15-metis Čarlzas nušovė 2 mokinius, sužeidė 13. Permė Rusija, 2018, 2 16-mečiai peiliai sužeidė 15 žmonių savo mokykloje. 2023, Belgradas, 13-metis mokinys su ginklu nušovė 9 žmonės. Argentina, 2004, 15-metis Rafaelis nušovė 3 klasės draugus, 5 sužeidė. Visą tai sergančių vaikų nužudyti vaikai. Praktiškai visais atvejais tragedijų buvo galima išvengti, jei būtų atkreiptas dėmesys į neįprastą ir dažnai nesveiką vaikų elgesį, į jų tėvų neadekvačią reakciją, jei būtų parodytas tikras dėmesys problemai, o nebandoma slėptis už tariamų įstatymų netobulumų. Tai atimtos gyvybės. Įsivaizduokit, kad tarp šių aukų ne kažkieno, o jūsų pačių vaikas, kurį dar šįryt palydėjote į mokyklą bučiniu. Įsivaizduokit, kad jis niekada nebegrįš iš šios mokyklos. Ar šiandien yra pavojaus signalų Klaipėdoje? Aš perskaitysiu jums skirtingų žmonių liudijimus, kuriuos jie man atsiuntė. Aš nuasmeninau juos, kad nebūtų minimos sergančiais vaikas ar jo motina. Tačiau nekeičiau pasakojimų esmės. Atkreipiu dėmesį, kad tai skirtingų ir dažniausiai tarpusavyje nesusijusių žmonių liudijimai. Tarp jų nukentėjusiųjų tėvai, patys vaikai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, treneriai, mokyklų ir specialiųjų mokyklų atstovai bei kitų intelektualių profesijų žmonės. Įsiklausykite į šios sutrumpintus pasakojimus ir užduokite savo pačiam klausimą, ar jūs galite garantuoti, kad Klaipėdos vaikai yra saugus. Ar tikrai manote, kad sergantis 12-metis vaikas tik tai savo motinos valia įstumtas į mokykloje yra tikrai tinkamoje aplinkoje savo? Žmonių liudijimai. Pirmas liudijimas. Nesenai šis berniukas papuškė dujų iš balionėlį kitam vaikui. Jo mama kiekvieną kartą kaltina kitus, teigdamas, kad jos vaiką tiesiog išvedė iš kantrybės. Tuo tarpu jis beveik kiekvieną savaitę sukelia naujus incidentus. Antras liudijimas. Mano sūnus pasakoja, kad šis berniukas kartais ateina į pradinukų teritoriją vaikams po 7 metus, nors jis pats jau ten nebesimoka. Jis ateina į tualetą ir neįleidžia į jį įeiti kitiems vaikams. Vaikai kviečia mokytoją, kurį jį išvaro, bet kaip suprantama, mokytojai jam nėra joks autoritetas. Praėjusiais metais jis spyrė muzikos mokytojai į nugarą ir metė ją telefoną. Taip pat, pasak sūnaus, jis tada turėjo su savimi pistoleto su šratais, ne su lipnukais, o su tikrais, kurie skaudžiai, pasak mano vaiko, muša. Trečias liudijimas. Mano dukra kartą slėpėsi nuo jo tualete kartu su draugė. Dabar mūsų klasė ruošiasi rašyti pareiškimą direktoriui. Jeigu jis ir toliau lankys mokyklą, mes neleisime savo vaikų į pamokas, nes bijome dėl jų sveikatos. Ketvirtas liudijimas. Praėjusiais metais jis išplėšė plaukų kuoštą iš padėjėjos, pastumė berniuką, kuris nukrito ir patyrė smegenų sukritimą. Anksčiau jis įbėgo į muzikos mokytojos klasę ir spyrė ją į koją. Dabar vyksta teismas ne dėl šio įvykio, o dėl kito. Viename iš centrų jis pastumė berniuką ir šis prarado dantį. Penktas liudijimas. Tai siaubingai į mokyklą stabiliai 1-2 kartus per savaitę atvyksta policija. Nesenai jis spyrė klasės vadovui taip, kad šis nugriuvo ir kelis dienos šlubavo. Šiemet jis atnešė į mokyklą kastetą. Prieš kelis mėnesius sumušė ir savo klasiokę. Šeštas liudijimas. Šis vaikas jau ne pirmus metus terorizuoja visą mokyklą, kenčia ir vaikai, ir mokytojai. Jis išplėšė plaukus vienai mergaitei, išmušė kitam vaikui dantis, jo kalba pilna necenzūrinių žodžių, elgesys agresyvus. Aš dirbu ne mokykloje, bet kitoje įstaigoje, kurioje jis taip pat pasižymėjo. Mūsų administracija dalyvauja komisijoje teismuose dėl jo elgesio. Mama atsisako gydyti sūnų, nes viską neigia ir nieko nedaro. Visiems tik rodo jo pažymą apie jo diagnozę. Septintas liudijimas. Vaikai taip pat susiduria su šiuo
žmogumi sporto būrelėje. Po treniruotės vienas vaikas pasakojo, kad jį smaugė rūbinėje. Kol aiškiniausi situaciją ir kalbėjausi su treneriu, šis berniukas metė į kitą vaiką metalinį paspirtuką, o vėliau išgirdom ir trečią užpulto vaiko reiksmus. 8 liudijimas. Mano dukra mokosi šioje mokykloje ir iš tiesų susidurė su šiuo teroru. Ji bijo eiti į mokyklą. Pasak jos, berniukas šaukia necenzūriniais žodžiais vaikams. Valgykloje kiša šakutės į veidus, buvo fizinių išpuolių. Dukra labai bijo, kad kita auka gali būti jinai. 9 liudijimas. Jis bandė smogti valgyklos darbuotojai, bet ją apsaugojo kolegė. Mano dukra jis asmeniškai grasino, užgauliojo ir bandė ją smogti, bet ją apgynė klasiokės. Mano dukra matė, kaip jis stipriai sugriebė ir purtė savo klasiokę. Vaikai bijo net pažiūrėti į jo pusę. 10 liudijimas. Berniukas nekartą buvo atėjęs į mokyklą su peiliu. Neaišku, kaip jo mama apskritai leidžia jį ginkluotą į mokyklą. Jis elgėsi labai neadekvačiai. 11 liudijimas. Mano dukra 6 klasė susidarė su juo asmeniškai. Per pertrauką, kai jį su klasiokais ruošė pamokos koridoriuje, jis priėjo pro šalį ir trenkė jai per ranką. Kitai mergaitei spyrė koją. Kitą dieną įėjo klasę ir pastumė berniuką. Šis atsitrenkė galvą į stalą. Kitą kartą važiuodamas turėklais pavertė kelis vaikus, tarp jų ir mano dukra. Taip pat per pamoką eidamas koridoriumi su mokytojų padėjėju atidarinėjo svetimų klasių duris ir rėkė. Vaikai bijo apie jį net kalbėti. Aš sužinojau atsitiktinai, susitikome su jo mama autobuse ir dukra net bijojo šalia mūsų stovėti. Vėliau man visko papasakojo. 12 liudijimas. Aš pati mačiau jo mama tuo momentu, kai šalia buvo policijos pareigūnai ir greitoji. Jį elgėsi įžūliai, stumėsi ant pareigūnų, keikėsi. Sūnus stovėjo šalia su kastetu rankoje, o jį bendravo su juo lyg nieko nebūtų įvykę. Tai tik dalis informacijos, kuri buvo man atsiųsta asmeniškai. Sunku įsivaizduoti, kiek medžiagos apie šį sergantį vaiką ir jo agresijos protrūkius yra sukaupta policijoje, vaikų teisių apsaugos tarnyboje, savivaldybėje. Tiesiog neįmanoma suvokti, kiek turi nerūpėti vaikų saugumas, kad tai tęstųsi tiek ilgai ir be jokios realios kontrolės. Ar jūs kaip tarnybos atstovai kontroliuojate situaciją? Ar garantuojate saugumą ir esate pasirengę teisiškai atsakyti, jei jūsų priemonės nesuveiks ir vaiko lygos protrūkiai toliau žalą darys mūsų miesto vaikams? Atkreipiu jūsų dėmesį, kad mano minėti nusikaltimai jau yra įvykdyti ir mes reikalaujame, kad kalti asmenys būtų nubausti. Mielieji, prisijimkite atsakomybės, baikit slėptis, supraskite, kad tai jūsų veiklos ar netgi neveiklumo rezultatas. Mes reikalaujame ne tik saugumo garantijų ateityje, mes reikalaujame, kad būtų nubaustas kaltininkas, nesergantis vaikas, o už jo integraciją atsakingas asmuo. Mes reikalaujame iš jūsų griežto motinos veiksmų ar neveiksnumo įvertinimo ir kontrolės. Tai, kas vyksta, yra nenormalu. Kiekvieną dieną gauname vis naujus pavojaus signalus, kurios jūs, gerbimieji, stumdydami atsakomybę vieni kitiems, šiandien bandote nematyti, negirdėti ir ignoruoti.